Labai malonu, kad atvykot pas mus. Kokį įspūdžiai iš Lingės turnyrų? Tiesiog patiko čia sudalyvauti. Ne, fainai, iš tikrųjų, net nesu niekada dalyvavus tokiam turnyre. Tai šiaip žmonių nemažai lygis, negaliu sakyti, kad labai žemas, tikrai geras. Mums tikrai pakankama tokio lygio, nes mes ir pasižaist norim daugiau, aš manau, kad labai gerai. Žinau, kad neužilgo vyksite į svarbias varžybas. Papasakokit trumpai, kur vyksit? Bus dabar Liepos 16, išvykstam Liepos 16 į pasaulio kurčiųjų čempionatą. Ten bus antrą kartą vyksta, nes pirmas buvo irgi Turkijai 12 metais, o dabar 16 metai jo. Tai taip antras mūsų debutas, vadinkim, toksai. Nu. Ir sakykit, kokie jums tikslai iškelti tame čempionate? Mes savo keliam labai aukštus tikslus, kai visada norim prizinių vietų, nes visą laiką prizinės vietas parveždavom. Dabar nesinori žemesnės nei antra vieta. Bet bus matyti, kaip seksis. Dar nėra labai gera forma mūsų, nes po traumos grįžus ilgai nežaidus buvau, porininkė irgi taip biški ten. Tai labai daug dar reikia darbo įdėti, iš tikrųjų, ir pasai, ir priėmimai, ir padavimai, bet aš manau, kad gerai. Mes jums linkim didžiausios sėkmės ir tikimės dar jūs išvysti čia Lingėje sekančius kartus. Ačiū jums ir iki.